Labuką. Nu ką, pradedam naują savaitėlę. Buvom biškiai išvykę. Kariuomenė buvo pašaukusi rezervo mokymus. Tai savaitikę nedirbom. Dabar blemba grįžus reiks priprasti vėl prie Fiskaro. Atrodo savaitikę kas čia tėra, bet ir po savaitės bent jau man jautas, kad pertrauka buvo kažkokia padaryta. Net tas valdėms taip priprasti jau praktiškai vieną pasikrovimą kokį ir būsi vėl jau grįžęs į savo vėžes. O jeigu 2 savaitės kokias išvarai, tai tada jau biškį ilgiau man reik tos dienikės, kad vėl grįžti į savo rogės. Buvo mašiną palikę patvarkyti trupumiukus, reikės stabdžių diską pakeisti. Viena jašiai, nes buvau minėjęs viena jašiai, kai rats buvo, kai nepatikrinau varžtų, atsileidai, išmalė visą tą stupicą. O nauja stupica buvo iškart su stabdžių disku ir aišku, tas stabdžių diskas buvo daug naujesnis nei esami dabar. Ir metė bent jau stabdžių kaladėlių klaidą, kad netolygiai nutilusias kaladėlės. Tai va dabar, kol nebuvau pakeitę tą stabdžių diską, tos klaidos nebenatlygint. Ir tai jei pasižiūrėti. Techninė priežiūra, pranešimai, nebemet. Bet meta ABS klaidą. Irgi ABS daviklį pakeitė. Tam ratai, kuriam jau rodė bent jau pagal pranešimą 4 ratui taip pat. Tačiau vis tiek met. Saka, turi pavažiuoti biškį. Bus matyt, gal užges. Jeigu nedaviklį, tai reiškia laidos bus kažkur tai bėda. Nu, blogiausia atveju ABS žėtstas gali būti. Tai čia jau turbūt blogiausia atveju. Bus matyt. Lemas, pačiu kaip šalta. Tačiuks visai išjungt. Nors variklis darbinės temperatūros jau. Reiks apsivalyti paskui mašiną. Tai vis tiek nuo to čia ir nučiupinėta biškį. Purvinais pirštais. Vakarė jau čia sustojus. Pasidarysim tos darbus. Buvau 5 gedimus surašęs direktoriui. Palikęs, kad mechanikui perduotų, tai 2 gedimus tipų saka, patys netvarkysim. Tipo, pečiuks šaltą orą put. Ne tokį visai šaltą, bet drungną. Nors, sakykam, ant maksimumą šilumą duodė, vis tiek tokį drungną varą. Tai va tą jau servisą turės daryti. Ir veidrodėliai nuolat šildo pastoviai. Tai turi pastoviai panelę nusiardyti ir relikiai išimt lauk. Priešingo atveju pastoviai kaita. Nors, sakykime, po kažkurio laiko, neatsimenu, po valandas ar 2, visa elektra beveik atsijung automatiškai, o veidrodėliai neatsijung nors ir porą dienų. Žodžiu, kol neišėmė relikės visą laiką ir kaitą. Tai va čia vienas iki buvo jau, kad neišėmė, ateinu. Nu, aš dar nieks nežinoja, kad šita bėda tokia yra. Ateinu 2 sekundės. Bet visai. Jokios gyvybės nerodė. Blemba pasikroviau. Ir dar tada pakankamai šilti orai buvo. Kažkaip sakau, reikia veidrodžius nusivalyti, papurškiau su langų tuo valikliu. Purškalą, žiūrėjau, galų taruoju. Galvoju, blemba, nuo saulės nejaugi tiek kaita, ta veidrodis. Tai plasmasė juoda kokia. Pačiupinėjau, jeigu šilts. Žiūrėjau iškart į šoną į tą valdymo blokelį. Nu, išjungt slip ir nedeg lemputę šildymą. Paskui kitoj pusėje patikrinu, irgi šilts. Visai aišku. Susiradau relikę. Iš
ištraukiau, kai ištraukiu, tada jau užgest. Ta prasme išsijungi, nors diodas nedeg visai. Tai va neaišku, kur čia ta bėda ir galvojau pradžiai ką relikę. Nupirka naują relikę įdėjau, tas pats gana. Galvojau pats blokelis tas valdymą. Išsiėmiau, žiūriu, kad ten tik 3 laidukai tie yra. Irgi kažį. Tai va galbūt arba programinė įrangoj klaida kažkokia tai. Arba kažkur laidstrumpė. Kas, nu nežinau, man tai sunkiai suvokiama būtų. Bet man. Vat, o dabar važiuojam į Tytuvėnų pusę. Ten reiks pasikrauti medienas į Menčius. Kas do medieną, nežinau, nuvažiavau sandėliukus matyti, sakė, nedidelis sandėliuks. Navigacijas pasižiūrėjau, tai rodo, kad pravažiuojams, nereiks greičiausiai kažkur tai ten stumdytis atbulą ar dar kažką tai. Kažkas pasisliuks. Nu, va, atlėkėme į sandėliuką. Nu jo, nedidelis. Biški rastukų. Biški taras turbūt. Nu jo, čia 6 metrai, 5 metrai. Plonė tokia pakankamai. Čia tara. Eglės popierka. Biški malkas. Iki galo nėra ko mum eit. O čia va svarbiausia. Sausuolį pasikrauti. Gerai, kad sausuolis. Iš dalies sunkiai kraunas. Iš dalies sunkiai kraunas. Bet svorio bent jau nėra. O čia matos toksai tikras sausuolis. Ne tai, kaip būna sausuolis, bet šlapuolis. Lengva mediena, kels neblogs. Matytas vėjo jėgainės statė tai papylė. Nu jo, visai neblogai. Tas sunkiau kraunas, tai dėl to, kad negali su žnypliam daug paimti, nes matyt ne taip slys tarp žnyplių, tai sunkiai kabinas, bet tas sunkums čia netoks ir sunkums iš tikrųjų. Gerunda. Gerai, einam krauti, prisiminti savo įgūdžius reikda. Nu, pasikrovėm, užkandom ir lekam į trasą. Tai gerai, kad taip šalia kelkrašte atsistojau iš tikrųjų, kaip nujausdams. Sakau, vdrug važiuos kokia, lengvikės tai visas pralystų be problemų, bet sunkesnė mašina, jeigu tai būčiau jau toliau nuo kelkrašte atsistojęs, jau be šantų. Tai taip ir buvo. Kažkaip kažkas lyg ir birburs kažkas, tai taip jau paskutinį rungą užkrovęs buvau, 4. tą. Blemba, žiūriu, kažkoks stovau. Nesuprasi, fūras, kedrovežis ar miškovežis, ar traktorius, kas ten nesimata. Žiūriu, banda lyst, miškovežis. Taip milimetrovkin pralinda. Čia vis tiek tie kelkrašiai tokie pakankamai minkšti yra, nes koja tai neblogai sulinda. Nu jo, kraut, kaip ir sakiau, pradžia bus sunki. Ne dėl to, kad ta prasme mediena prasta ar dar kažkas, tai bet dėl to, kad įgūdžiai jau biški prarasti. Sakau, tą savaitę man tai duoda.
Nežinau, profam gal kitaip yra. Gal nejaut. Iš vienos pusės atrodo, nu kas čia. Su dviračiu irgi vieną kartą išmokai ir į visą gyvenimą atsimins, kaip važiuoti. Bet su to pačiu dviračiu pabandykit po kažkiek laiko užsėdęs paraliuoti, kaip jaunystėje karaliavę. Kažkai pavyktų taip. Taip ir čia. Tu žinai, kas ką reiškia, bet to automatizmas yra, bet to preciziškumo tokio jau nebėra. Ant galo jau viską normaliai buvo. Tai kaip ir kalbėjau, sakau, tavo reisą pasikrauti, kai bus vėl viskas grįžę į savo vėžes. Tai va, dabar lekam į Menčius pristatyti medienas, o po to bus matyti. Prieš tai klausiau vadybos, ką po Menčių. Nu, susiskambikam, nežinau, sako. Žiūrėsim, sako, į vieną, į kitą sandėlę, į trečią sandėlę. Tai bus matyti. Tai va, tas dėdė ir pravažiavo pro mane. Dabar aišku, žodėjau, skaitant zabo man trukdo, bet čia nieko panašaus. Tarps didžiausias. Tarps didžiausias, nepalyginsi ten, kur aš stovėjau. 2 prasilenkiau šis tas. Nu va, išsimetėm. Visai neblogai gavos. Nu, sakau, sausuolis. Yra buvo ir dar sausesnė. Kažkada buvau ant tiek sausa pasikrovęs, kad pilna mašina svėrė 46 tonas. Nu, dabar be 100 kg maksimali leistina masė buvo. Kem 7, 9, tiksliau Kem 7, 808 gal. Beveik Kem 8 tonas bendra masė. Visai neblogai. Sausuolis. Daug kubų gaunas. Tai va, lekam dabar atgaliuosi tą patį sandėliuką. Lemba, kur ten nosi kažkoks plauks viens nuo ūsą matyt pakilęs. Dažnai tai būna. Barzdočiai, ūsuočiai. Nu, barzdočiai gal nepajaustų, bet va, ūsuočiai. Nes ne visi, kas barzda turi ūsus tur. Už 600 metrų pasukite dešinėn. Kas ūsų netrutas nepajaustų. Kai ten blemba viens koks plauks pasišiaušęs. Ir taip blemba šlykščiai. Tai va, lekam atgalios, reikia surinkti likutį. Pasukite dešinėn. Paskui, galiu aišku iškart paskui rodyti. Užsikalbėjau su jumis va ir neparodžiau žmogui. Bet ant telefonė sėda, taip nemato, kas vyksta aplinkui. Surinkt likutį tą sausuolę, ten apie durungus kažkur tai yra. Paskui saka, surink tada popiermedį, spyglę. Jeigu trūks dar kokią lapą, gal dasimesk. Tai reikia kažkaip dabar galvoti, kaip iš ano galo vėl užvažiuoti. Nes jeigu iš čia užvažiuosiu nuo tos pusės, tai nebus kaip visko surinkti. Reikia nuo kitą kažkur tai. Na, reiks navigaciją patyrinėti, kur ten geriau važiuoti. Mašiniukui toks pusiau jubiliejus. 500 000 kilometrų pramynėm. Na, tiksliau, ne mes pramynėm. Mašina pramynė aš tai dar nedaug pravažiavęs su Ana. Neatsimenu, kiek buvo, kai atėjau. Kažkas virš 300, nu tai vat, link 200 000 pats pravažiavęs. Bet jautas, kai mašinoje eina tie kilometrai į priekį, tai tas prasideda tokie baliai visokie festivaliai, kur visai nenorėtum kada nubūt. Atlėkėm į sandėliuką vėl. Sako, vadyba, pažiūrėk, ko dar yra. Tai va, reik paimti
tą sausuolį. Sako, čia pėdorungus kažkur yra. Tada reiks dasimest eglės popiermedžio. Variau apsisuk dar vieną galą. Tai gerai, kad čia tų vėjo malūnų blemba yra pristatyta. Buvo aikštelė. Be problemų apsisukti. Taip, tara mums neįdomi. Nors sakiau, kad niekad čia mašinų nebus. Čia vien taras mašina ir sausos biški. Taip, va, čia yra eglės popiermedis. Tai čia daugiau nėra ką žiūrėti. Čia vien eglės popiermedžiai irgi apie du rungus. Gal nepilnai. Na, jeigu jau neužteks, dasimesam lapuočią. Lapuočią malkas. Visokia šūda irgi va prikišta. Taip, sakė pasižiūrėti, ko dar yra. Yra 5 metrių. Ar 3 čia, blemba, reikia pasimatuoti. 5 metriai neatrodo, čia 3,60 greičiausiai. Kažkur tai rungs su biški. Rungs su biški, taras lapuočia. Tokia ne pati gražiausia. Kas čia yra apie pusę runga. 1/4 runga, sakykam. Taip. Reiks vis tiek paskui užsirašyti, nes užmiršu. Kai užsirašai, tai tada ir prisimeni. Nereik nei užrašų žiūrėti. Jeigu neužsirašai, tai taip ir išgaro iš galvos. Na, ja, taras bus mašina. Spigliuočia. Čia va yra 5 metris. Kas čia yra? Šucinieks. Ir 6 metrė. Apie rungą. Nu, bendrai sudėjus. Gaunas mašina rasta iš Šilalę praktiškai. Tai čia viskas beveik taip ir išsidaužytų gražiai. Tai va, nu bet dabar pradžiai kraunam į menčius liekti. Nu va, pasikrovėm. Perėjom medieną, susižiūrėjom. Kad turėtumėm ką atraportuoti vadybai. Susiskaičiavom maždaug. Nu, tas maždaug tai visai tai pakankamai tiksliai. Su metru praėjau tai. Bet panašiai ir buvo. Tik tiek, kad aš, sakykam, kai matuodavau jau taip iš akės, tai pasakai rungais maždaug. O dabar vis tiek jau taip. Su metru yra kas kita. Kai pasimatuoji. Nu, čia tuos sausuolės skaičiavau, kad bus 2 kokie rungai. Nu, buvo 2,5. Bet čia, kaip sakant, labai esmės nekeit tas dalyks. Tai va, paskui reiks pasukt. Kažką buvau užsiminęs, kad reiks rastus krautis. Eglės. Nu tai, jeigu rastus eglės, greičiausiai į Šilalę važiuosim. Sak, pasikrausi čia, tada nuvažiuosi į kitą sandėlį. Tai pasižiūrėjau, kad čia gaunas per čia vien jau tie rastai. Visai normaliai. Aišku, skirtingi ilgiai. 3,6, 4,8 ir 6 metrai. Skirtingais. Bus matyti. Aišku, geriau, kad nereiktų pervažinėti. Nesvarbu, kad ir pakeliui, bet vis tiek. Toks gaunas biški klapats. Persimeti diržus, prisiriši, nuvažiuoji ten kažkur, tai jeigu reikia apsisukda, o jeigu esi pasikrovęs, tai apsisuk biški sunkiau yra, ne visur jau įlysi. Diržus vėl atsisek, paskui dasimesk, vėl diržus dasimesk. Jeigu iš skirtingų tiekėjų imi medieną, 2 vaštaraščiai, na tokia biški, sakau, vala kita gaunas. Jeigu iš tą pačią, nu tai dar. Per 2 eilutės, sakykam, rašai, tų skirtingų eilučių užrašai, tas girininkijas skirtingas, leidimo numeris skirtingus ir viskas. Tai dar išsisuki iš bėdos, taip. Bet sako, vis tiek toks
kliuvinys, galim sakyti. Aišku, kai likučius reikia rinkti, tai niekur nedingsi, nu, tai turėsi rinkti. Nu, tam veršiui čia kančia šalia kelio, pravažiuoja, čia duodas ant blemba, beje tų mašinų. Grandinė trumpa, nabagėliai. Keistai da, kai spalio mėnesį, spalio vidurį praktiškai da laukia laiko gyvulius. Pasikrovėm dar kartelę, rastų į šilalę, susimetėm likučius visus, įdomus garsas. Matyt, žemės prikibusias prie rato, į posparnį, taškos. Susimetėm visą likutį rastų iš čia. Gavos biš daugiau nei skaičiavau. 5 metrių gavos daugiau ant kubą, 6 metrių. Nebeatsimenu dabar, kiek ten daugiau gavos. Na taip yra, aišku, kai jau gražiai susikraun, vis tiek kitaip yra. Nei krūbai matuoti. Niekad taip netitiks. Vieni skaičiuoja didesnę pusę visą laiką, tarkim, kai reikia pasakyti, kiek lika. Vieni didesnę pusę, kitai mažesnę pusę, nežinau kaip čia. Teisingiau būtų daryti. Jeigu skaičiuoji mažesnę pusę, tai gali taip priskaičiuoti, kad dar nuvažiuoti kažkur tai reikės į kitą sandėlį. Atvažiuoji, pasikrauni, blemba žiūri, kad, kaip man čia vieną kartą, kad buvo. Atvažiavau, pasikroviau. Žiūrėjau, kad ten tiek betrūkst realiai. Nu, į kitą sandėlį jau kaip ir nebėra prasmės važiuoti. O jeigu ten suplanuota, kad dar kažkas tai lauks, kad kažką paimt, nu, tai vėl toksai gaunas. O jeigu atvažiuoja ir per daug yra, nu vėl negerai. Liek tada. Tai va. Biškį lietutis užėjo. O, kas čia žydu? Garstyčias, toli. Ne, garstyčias. Baltai žiedukais. Įdomiai, spalio vidury. Dar kažkas važyd. Nu, tokie rapsai tai nenuostabu. Sėklai išbirai, sudygai pradėjo žydėti. Bet kai dar kažkas tai papildomai žydi, tai taip įdomiai. Neįprastai. Akiai atrodo. Nu ką, atlėkėm į sandėliuką. Toks, blemba, nemažas, palyginus nemažas. Ten medienas pribubinta. Ten, čia. Ei, dabar apsižiūrėti, ką mes čia kraunam. Čia eglė 6 metrė. Nepalyginamai stambesnė nei kad kroviau. Pažiūrėsim, gal 5 metrės kokios yra. Ir aišku svarbiausia, ai va 5 metrė, irgi stambi. Irgi stambi. Reikia pasižiūrėti, kur mums čia apsisukti. Gali aišku čia apsisukti. Visai nemažai vietas, bet blemba čia toks smėlis yra. O aš pasikrovęs, tai 2/3 pasikrovęs esu, tai blemba nėra gerai. Pradėsiu čia buksuoti. O apvažiuoti ratų nėra kaip. Tuščias būčiau, tai čia be problemų.
Čia negalėtų. Čia jau drapakuota yra biški draskyta. Tai ne. Jo, blemba, čia tos mašinas da biški. Sankryža nėra maža, bet, sakau, blemba, smėliuks tas, nei nauda. Taip, čia kažkiek va yra. 2 myliam sukrauta 5 metrės. Nesinor dabar irgi, nes ant priekabas 6 metrė. Ant mašinas 5 metrės ir 6 metrė da kažkiek užmesta, tai nesinor vėl maišyti. Eglės popiermedis. Visai nemažai čia, tas eglės popiermedžiai. Nemaža krūvelė. Ko čia dar yra? Žiūrėjau, ant navigacijas ten to keliu važiuot gali. Už poros kilometrų apsisukims yra. Keturšalė sankryža, tai jaučiu, kad ten važiuos. Čia tara. Čia 3,6 metrą. Rastuk, ne. Ne, nesuprantu. Nu jo. Taip. Čia tara. Toj pusėj. Eglinė. Čia pušinė tara. Ai ne, ten, blemba, tokia kaip 3 metrai, nesuprasi. Čia va 3,6 metrą. O gal čia nebetilpa, ten pradėjo dėti. Greičiausiai taip ir bus. Nu jo, čia taip bangom. Ten tara. Čia vėl tara. Nebent skiras 2,4, 2,6. Nes būna ir 2,6. Čia va irgi tara. Čia gal 2 metrai iš vis. Čia eglės. Ne, čia malka jau bus, nes ir pušės pamaišyta, ir eglės, ir tokie su puviniais, į ploni. O ten berža, popiermedis. Ne, čia jau kažkas krovė, malka. Vežė. Ten lapuotis. Beržas, alksnis. Ir taip toliau. Neįdomu. Neįdomu. Nu ką? Paskui kažkada reiks vėl į aną sandėlį grįžti, kur pasikrovau tos 5 metrų, 6 metrų susimesti. 3,6 metrą ilgio tuos rastus. Ir reiks atvažiuoti čia dasimesti dar. Nes ten į kitą įmonę reiks vežti. Šilalės rajoną. Tai bus matyti. Blemba nešilta. Vėjuks drėgmė tokia. Nejauku, trauk biškį. Taip, popiermedį irgi jau kažkas kabina medžių. Medžių eglės, nes matus buvo padėta. Nuimta jau yra šlaits visas. Nu ką, einam, bandom suktis ir krautis 6 metrus. Nu ko, baigęs ši dienelė. Tokia palyginus trumpa. Vis tiek šiandien biškį vėliau išvažiavau į darbus po visų tų, žodėjau sakyti, remontų, bet realiai remontai buvo atlikti anksčiau. Po bazės vis tiek reikėjo priekabą prisikabinti, skysčius pasipildyti, tepimą tepalą pasiimti, dar ten visokių, lempą darbinę papildomai įsimečiau. Nu, vis laik važiuojas, aišku, zapasui. Atsargai, kad turėti kartais ne 2. Jeigu taip sakykam, matau, kad vieną ant ribos jau, nu, tarkim, ten vienas koks diodas nedeg, tai iš karto įsimetu dar papildomai, nes tą, sakykam, vis tiek jau nenori reikės keisti. Kadangi jau diodukai, jeigu jau nedeg, tai laika klausimas, kada ten pradės po biškį viens po kitą kristi tie diodai. Ir kartais būn, kad arba pati lempa nebedeg, nors retai kada būn taip, kad visai nebedegtų. Arba blikčiot pradedu, arba, va, kaip minėjau, visai eilutė kokia diodų nedeg, ar dar kažką tai. Bet kartais būn, kad ir
korpusas lūžt. Ypač čia palei kabiną, kur yra dvi lempas, kiekime, iš šonų. Tai prie laikiklio korpusas lūžti, viskas. Lempa pati sveika, ta prasme deg puikiai, bet korpusas lūžęs, viskas, nebėra kaip pritvirtinti. Kažkada dar bandžiau gręžti skylutės per aušinimą tos, per radiatorių patį tvirtinti, bet labai trumpam. Ta pačią savaitę praktiškai vėl nuo vibracijas nulūžt greitai. Ten tuo dalyką silpnas. Aišku, aliuminis, tai ką ten norėt. Lengva aušinas, lengva ir lūžt. Ypač jeigu didesnė vibracija yra. Kilometrų nedaug susukta. Ką norėt, kai čiut ne nuo pietų pradedi dirbti. Kad aš 10 išvažiavau, po 10 išvažiavau iš bazės. Tai va, nieko. Rytoj bus jau geresnė diena, nuo ryto dirbam. Ankstaus. Vešam medieną išsijuose. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.